Poniška tabokinė. Seniau žmonės dar iš vakaro eidavo į bažnyčią melstis. Kartą vienas senelis susiruošė prieš kalėdas į bažnyčią ir sutemus patraukė miestelio link. Eina sniego daug, beidamas pavargo ir atsisėdo ant kelmo pailsėti. Išsitraukė tabokinę, prikimšo pypkę ir traukė dūmą. Po kurio laiko girdi, kažkas ateina. Pagalvojo senelis, kad kaimynai taip pat eina į bažnyčią ir žiūri, kas čia pasirodys. Mato, ateina kažkoks ponaitis, žalią skrybelę užsidėjęs, už kurios užkišta gaidžio plunksna raudonuoja. Nustebo senelis, kad toks mandras ponaitis pėsčias vaikšto, karietos neturi. Bet ką tu čia, žmogau, visus ponus supaisysi? Atėjo ponaitis ir klekt atsisėdo šalia senelio. Išsitraukė taip pat pypkę ir tabokinę. Prikimšo tabokos ir užsirūkė, o tabokos kvapas toks malonus, kad seneliukui net širdis apsalo. Ei, tėvuk, sako ponaitis, mainom tabokinę, ma? Kad mano labai prasta, sako senelis, nenuleisdamas akių nuo puošnios ponaičio tabokinės, padabintos visokiais auksiniais pakabučiais. Tamstos tai poniška, o mano mužikiška. Nieko, ramina jį ponaitis. Priedo dar tabokos pripilsiu kišenę, mano taboka labai kvepia, ar ne? Tai jau taip, linksi galva senelis. Gal mainykim? Apmainė abu tabokinėm, senelis pasiėmė puošnę ponaičio, o šis apspurusią mužikišką. Priedo ponaitis jam į kišenę pripylė kvepiančios tabokos. Mandagiai atsisveikinęs ponaitis patraukė savo keliais, o senelis nulingavo bažnyčion. Ėja šventoriun kyšt ranką kišenė, norėdamas dar kartą pasigrožėti tabokinę. Ištraukė ir žiūri, kad vietoj tabokinės arklio kanopa. Pažiūrėjo į kišenę, kur ponaitis pripylė tabokos, ogi ten tik vištų mėšlas. Tik dabar suprato senelis, su kuo mainė tabokinę.